Viktorija, atidaryk užuolaidas. Kaip jau galite suprasti, dabar kalbėsime apie išmanius namų sprendimus ir sužinosime, ar jie gali būti tvarūs. Tad dėmesio į ekranus. Mūsų pokalbis vyksta erdvėje, kurioje labai daug yra išmanių namų sprendimų. Bet kalbant apie juos plačiau, kas tai yra išmanūs namų sprendimai? Na, išmanūs namų sprendimai arba tiesiog išmanūs namai, tai matyti, aš gal taip vadinčiau, inžinerinių sistemų visuma, kai tos sistemos veikia sinergiškai kartu. Ir kaip bendras rezultatas gaunamas geresnis negu atskirai tos veikiančios sistemos. Tai yra, kai mes apjungiam, pavyzdžiui, signalizaciją ir apšvietimą ar vėdinimą ir gaunam kažkokį bendrą rezultatą. Mūsų laida yra apie ekologiją ir tvarumą, todėl turiu paklausti, ar išmanūs sprendimai jie gali būti tvarūs, ar jie gali būti susieti su ekologija. Na, iš tikrųjų, tai pati mintis tų išmanių namų matyt atsirado iš vienos tokios temos kaip energijos taupimas. O energijos taupimas tai tikrai jau labai su tvarumu ir ekologija ryšasi, nes kuo daugiau mes sutaupysim energijos resursų, tuo viskas pas mus bus gražiau. Tai mes įeinam į išmanius namus, jisai pažįsta mus iš piršto antspaudo, atsidarė ir užeinam į namus. Namai pasisveikino su manim, jisai pažino. Dabar iš ekonominio režimo perėjo į komfortinį režimą. Iki tol namai taupė energijos resursus, o dabar jau jie pasitinka mus pilnai pasiruošę. Tai čia mes turim demonstraciją, kaip mes galim valdyti tuos išmanius namus. Mes juos galim valdyti įvairiais mobiliais įrenginiais, telefonais, planšetėm, ekranais, ant sienos, valdikliais, balsų galim valdyti lietuviškai, beje, pademonstruosiu. Bet įprasčiausias dalykas tai yra valdymas tiesiog patogiose vietose esančiais jungikliais, šiuo atveju išmaniais, kur viename jungiklyje gali būti ir temperatūros matavimas, ir jos palaikymas, ir šviesų jungimas, ir muzikos jungimas, labai universalūs daiktai. Papildomai mes visą laiką galim valdyti tai per ekranus, kurie yra sumontuoti, pavyzdžiui, imituodami buitinę techniką. Šiaip jų nesimato, bet mums priėjus jie atsigauna ir mes turim valdymą mūsų išmanių sistemų. Tuo pačiu mes galim turėti čia ir televizorių, ir YouTube, bet kokius kitus daiktus. Viktorija, romantiškas režimas. Jūs minėjote, kad išmanūs namų sprendimai gali prisidėti prie tvarumo vienu mygtuko paspaudimu. Na, ne, išeinant iš namų. Jo, išeinant iš namų mes galim aktyvuoti tokią funkciją kaip tušti namai. Ta aš galiu padaryti balsu, paspausdamas mygtuką ar tiesiog pagal telefono buvimo vietą ir tai visi namai pereina į ekonominį režimą. Išsijungia nereikalingos šviesos, nereikalingas vėdinimas, šildymas ir panašiai. Ir taip mes gaunam pakankamai didelę ekonomiją, nes jeigu mes iš tikrųjų nesam namuose, tai kam mums visos tos sistemos veikiančios reikalingos? O čia aš galėsiu pademonstruoti iš karto prie mūsų išėjimo durų. Vat yra mygtukai, aš jį vieną paspaudžiu ir matom, kas dabar pas mus atsitinka bute. Taip, visas užtemo, užuolaidos užsidaro, televizorius išsijungia, buitinė technika išsijungia. Tai reiškia, kad dabar butas ar namas perėjo į ekonominį režimą ir prasidėjo taupimas. Ir jis atgis tik tada, kai mes grįžinėsim namo. Na tai čia, sakykime, viešbučio registracijos arba rezervavimo sistema, kur jūs užsirezervuojat ar svečias užsirezervuoja kambarį, jis paprastai nurodo, kokiu laiku atvyks. Tai yra signalas viešbučio sistemai, kad paruošti kambarį būtent tam laikui. O iki to laiko viešbučio kambarys buvo ekonominiam režime ir taupė energiją. Iš to gaunasi pakankamai didelė ekonomija, nes viešbučiam paprastai reikia laikyti paruoštus kambarius. Tai čia jie sutaupo šitoje vietoje, kad kambariai pasiruošia patys ir nereikia jų laikyti paruoštų. Ir iš tikrųjų galim užeiti pasižiūrėti, kaip sureaguoja kambarys, jeigu mes užeinam į viešbutį ir jis tik tada atgyja. Va. Jau temperatūra buvo pasiruošusi tada, kai mes užsičekinam, kokią valandą pasakėm, bet visos kitos sistemos, pavyzdžiui, užuolaidos atsidaro tik mum atėjus, vėlgi yra tam, kad neprikaitintų, pavyzdžiui, saulė.
arba atvirkščiai žiemą, kad temperatūra neišeitų į lauką. Tai yra kaip temperatūrinis barjeras, jis ne tik nuo šviesos saugo, bet ir temperatūra. O kalbant apskritai, kaip manote, kas yra tvarus būstas? Na, aš sakyčiau, kad čia gerokai platesnė savoka negu apie išmanų būstą, tai manau, kad tvarus būstas prasideda jau nuo projektavimo, kai apgalvojami visi sprendimai, nuo to, kokios sistemos įrengiamos, kaip jis eksploatuojamas ir kai apgalvojama, kas bus su tuo būstu, kai jis jau bus nebereikalingas, kai jį reikės griauti, galbūt išmontuoti. Tai tas tikras tvarus būstas turėtų visus tuos etapus praeiti su mažiausia žala gamtai ir labiausiai ekonominį taupymą. Tai manau, tai ir būtų išmanus ir tvarus būstas. Tai noriu Jums padėkoti už pokalbį, ačiū, kad radot laiko. Ačiū labai. Na, mes, mieli žiūrovai, pasimatykime po trumpos reklaminės pertraukos.